Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Po 10 metų galų gale į Lietuvą atkeliavo žiema. Vieni džiaugiasi, iš karto į kiemą senį besmegenį lipdyti, o kiti bamba, atsisėdę už vairo, neišvažiuoja iš kiemo. Šiandieną pradėkime nuo žiemos džiaugsmų ir vargų. Keliaukime į pirmąjį mitą. Ši žiema Lietuvoje ypatingai šalta. Naktimis temperatūra laikėsi iki -18, -20 laipsnių. Kai kur buvo nukritę net iki -22 laipsnių šalčio. Vakarų Lietuvoje sniego danga vietomis siekia apie 50 cm. Istorinis rekordas 94 cm 1931 metais Laukuvoje nepasiektas. Tačiau kritimo greitis ir gausa keliams sukėlė chaosą. Vieni džiaugiasi baltų kraštovaizdžiu, kiti purto galvą, vėl sniegas. Daugelis tikėjosi ir tikisi, kad kelininkai gali išspręsti visas problemas. Juk druska veikia, todėl kelių priežiūra turėtų būti paprasta ir greita. Tai vienas dažniausių mitų apie žiemą. Magistralės valomos, nepatenkinti rajonai. Šalutiniai keliai, nepatenkinti pagrindinių kelių vairuotojai. Žiema vieniems džiaugsmas, kitiems nuolatinis galvos skausmas. Vieni krykštauja ant slidžių, kiti stovi įklimpę kieme. Ir tik kelininkai žino, ką reiškia tikrai kovoti su žiema. Esu Edmundas Mulokas, UAB Jonavos paslaugos direktorius. Lietuvos sostinėje keliai valomi be paliovos, tačiau net ir taip judėti mieste dažnai būna sudėtinga. Tad natūraliai kyla klausimas, o kas vyksta periferijoje? Viešojoje erdvėje sklando gandai, esą ten situacija dar prastesnė. Atvykome į Jonavą ir tiesą sakant, buvome maloniai nustebinti. Pasirodo, kai kas pyksta visai be reikalo. Keliai ir šaligatviai čia beveik idealiai nuvalyti, o eismas vyksta sklandžiai ir saugiai. Taip pat stengiamės dirbti inovatyviai, turim 5 pasistatę įleidę į gatves daviklius, kurie prognozuoja į priekį. Čia taip netgi yra. Taip, tokios turim suomiškus daviklius, kurie prognozuoja netgi į priekį, kur gali būti kelio apledėjimas, kada prasidėti ir kurią valandą, kad šiek tiek mums būtų lengviau. Galų gale ir esamą situaciją galima stebėti, kiek druskos dar likę ant kelio, ten gramų kvadratiniam centimetrą, tai šiek tiek taip pat palengvina darbus. Palengvina šiek tiek. Bet klausykit, bet vis tiek, nesvarbu juk tai, kad jūs galite turėti pačią naujausią techniką. Ateina žiema, nuvalėjai kelią, 10 minučių ir vėl toliau važiuoji tuo pačiu keliu. Kažkodėl visą laiką žmonės kaltindami tuos, kurie valo kelius ir sako, nenuvalo kelių, neįmanoma pravažiuoti. Turbūt nepagalvoja apie tai, kad prieš pūgą, prieš orą nepašokinėsi. Tai viskas taip, tai čia priklauso nuo sprendimus turi pirmiausia vadybinis personalas priimti čia ir dabar. Prie esamų sąlygų galų gale ir žmonėms kelti žmonės naktį kitą kartą prireikia operatyviai, kelti ten 2-3 naktį ir santrų dažniausiai, kadangi prieš darbą jau turi būti keliai išvalyti, galų gale daugiausia tai valom, jeigu ten nėra super ekstremali, tai 10 valandą baigia, tai keletą valandų pailsi, 3 valandą keliasi ar anksčiau, kad paruošti jau prieš rytą, kad keliai vėl būtų geri. Kol mes tik skaičiuojame, kiek dar liko nenuvalytų kelių, tuo metu Jonavoje šį darbą dirbantys žmonės miega vos po kelias valandas. Ne tam, kad būtų herojais, o tam, kad jokios oro sąlygos nesugadintų miesto ritmo. Pristatome antrąjį šio mito herojų. Ričardas Slavoga, UAB Jonavos paslaugos, direktoriaus pavaduotojas komunaliniam ūkiui. Uždaroji akcinė bendrovė Jonavos paslaugos komunalinių paslaugų įmonė, priklausanti Jonavos rajono savivaldybei, rūpinasi miesto ir rajono priežiūra. Be sezoninių buitinių darbų, tokių kaip žolės, lapų ar šakų išvežimas, įmonė jau rudenį planuoja ir pasiruošia žiemos sezonui. Sudaro žiemos darbų grafikus, stebi meteorologinės prognozes ir atsižvelgia į tai, kokia žiema laukia, kad galėtų operatyviai reaguoti į situacijas. Pavyzdžiui, užtikrinti gatvių valymą ir saugumą stiprių šalčių ar snygio atvejais.
Dabar tokia mintis atėjo, kad dirbant tokį darbą reikia turėti labai gerą nervinę sistemą. Taip. Čia kaip kitaip atsakyti? Toks planas, kad taip. O kodėl tada, taip? Išklausyti visus bambančius. Vienu žodžiu, nenukasta šaligatvis blogai. Nukasėt su rogutėmis, neina pravažiuoti, taip pat blogai, ar ne? Sugedo technika, vėl. Nieko nepaaiškinu. Taip, mes operatyviai tvarkomėms, bet, šiai dienai turim 10 mažosios mechanizacijos, kurie valo šaligatvius, 10 traktoriukų, kaip vadinu. Taip. Ir 2 mašinas, kur valo gatves, barsto valo gatves. Jonavos paslaugos ne tik kruopščiai valo miestą nuo sniego žiemą, bet ir kuria slidinėjimo trasas. Jas pamėgo ne tik miesto gyventojai, čia atvyksta slidinėti ir svečiai iš visos Lietuvos. Trečiasis šio mito herojus – slidinėjimo instruktorius Ovidijus. Gerbėmieji, aš stosiuos pirmą kartą ant slidžių. Šiaip esu nardytoja, aš esu vandens žmogus, visiškai šito sporto nežinau ir gyvenime nesu to dariusi. Ir suprantu, kad man bus toj šakės. Per pirmas 10 dienų jau sulaukėm 4000 lankytojų toje trasoje. Kiek yra norinčių, ar ne? Tai žiemos pramogomis užsiimti. Ypač savaitgaliais, tai virš 700 kiekvieną dieną būna lankytojų, arba kai kuriuom virš 600, tai iš tikrųjų tai ta trasa yra beveik kaip ir perkrauta, tačiau pernai metais dėl to, kad nereikėtų tiek ilgai stovėti prie kelto, tai pastatėm tokį mažą keltoviuką visiškai pradedantiems, nors mūsų trasa yra pradedantiesiems. Čia man, aš bandysiu, važiuosiu, bandysiu. Jeigu nusisuksiu sprandą, aš skambinsiu jums, gerai? Gerai. Daugiau pradedantiesiems to mūsų trasą, bet padaryta dar visiškai tie, kurie nemoka slidinėti, ten tokia, kad labai gerai nuima apkrovimo ta prasme, kad jie ir šiek tiek įpranta ir kitas dalykas, jau jie eidami į tą keltą, ten jau jie šiek tiek moka, mažiau griuvinėja ir tada neužlaiko to kelto pagrindinio, nes būna kartais virš 100 žmonių vienu metu trasoje. Bet sutarkim, kad šiandien tikrai dar nečiuošiu gerai nuo kalno. Sutarsim tik tais po to, kai nučiuošit nuo kalno. Gudruolis. Gerai, Rosita čiuoš su viena slidė. Užsitraukiau didžiausią gėdą, kokia tai būtų įmanoma. Varom. Palenkniau. Eik tu. Važiuojam? Nu ką tu, vaikyti? Kas čia? Jaučiuosi kaip su gipsu. Ne, jaučiuosi kaip gipsa. Ir aš skaitau, kad kuo daugiau tokių atrakcijų, tokių paslaugų, tai tuo geriau. Ir jaunimui, ir kitiems. Ir senimų, kaip man tokiam, pavyzdžiui. Irgi biški kaulus prajudinti reikia paslidinėti. Tuo geriau. Aišku, pas mus dviračio toj pačioj slidinėjimo trasoje yra vasarinis dviračio nusileidimas. Net irgi gali naudotis ir vasarą. Žiemą trasa, vasarą kita trasa. Tai kuo daugiau paslaugų, aš skaitau, tuo geriau gyventi. Tai dabar tie, kurie, iš tikrųjų nemoka slidinėti, o gal labai gerai slidinėja ir norėtų tapti instruktoriais. Ką reikėtų jiems padaryti? Pradžiai susirasti mūsų Lietuvos asociaciją, Lithuanian Snow Sports Instructor Association. Tai yra vienintelė ir tokia, ir Lietuvoje pasaulinė lygiu buvo pripažinta pasaulinė organizacija, lietuvių organizacija, tai didelis žingsnis Lietuvai slidinėjimo sistemoje. Ir jeigu tu turi daug entuziazmo, tu nori tapti, tu nori mokyti ir tau patinka žmonės, tau patinka jiems įkvėpti, drąsumo, parodyti ir pamokyti, tai manau, kad čia yra patys svarbiausi bruožai. Vienu žodžiu, aš suprantu, kad nereikia baigti Lietuvos sporto kokio universiteto. Mes turime mokyti, teisingai, daryti dalykus, kad žmogui informacija būtų aiški ir jis jaustųsi saugiai ant šlaito, ant kalno. Ir specialiųjų mokslų 4 metų universitete nereikia, tačiau instruktoriaus licencijos taip, tai reikalinga ją baigti. Koks geras darbas, ar ne? Taip, labai geras, -20, tiesiog geras 6 valandas būti su žmonėmis ir džiaugtis jų laimę. Čia ironizuoju. Ne, tai mane pažiūrėjus, tik taip atrodo, šiaip tai aš visai neblogas slidinėtoja esu. Labai gerai. Traukitės jūs man iš kelio, nemokat jūs slidinėti. Viskas gerai. Matot, kaip aš varau. Gerai, Rosita, dabar paprašysiu dar teisingai atsistoti, tai truputėlį žemiau ir nesulenkti savo kelius. Būtent taip, štai čia. O gerai dar? Jo, gerai. Atleiskit koją, pastumkit ją nuo savęs, dar. Labai gerai. Ir žiūrėkit, dabar ką aš padariau, padarykit su kita koja tą patį.
Tai aš taip nemoku ir aš ir beslidžiai taip neatsistočiau. Ne, viskas gerai, žiūrėkit, aš kitą koją. Kaip nemokat, jeigu aš patraukiu ir viskas gaunasi. Kas čia? Aha, dabar rankas į priekį truputėlį ir pasilaikykit rankomis. Aha, aš paimsiu jūsų lazdą. Ne! Gerai. Neimkit lasdos! Nieko nejudinkit! Aš norėjau tiesiog jūs patraukti. Ir pačiai baisiausiai žiemai atėjus, Jonavoje nuotaika kuo puikiausia. Nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga. Nėra blogos nuotaikos, yra tik neišnaudota proga pasidžiaugti. Aš galbūt, kad esu maksimalistė, man šiandieną, žinai, neatlaikė mano kantrybę ir nėra tiek laiko. Bet taip, slidinėti kaip pats, tai jaučiu, toks yra kaifas. Dar didesnis kaifas patikėti, kitam patikėti, išmokyti ir kai kitas patikė, kad jis taip pat gali, tai Rosita, aš žinau, kad jūs lygiai taip pat galėtumėte ir galėsite, jeigu padarys tam tikrus veiksmus ir dažniau atvyksit. Ja, aš susikaupsiu ir atvyksiu į Jonavą. Ja, bet dabar jūs mokate vieną slidę šiuo. Kitą dieną, rytoj paryt. Ja. Ypač džiugu, kai miestų besirūpinantiems žmonėms yra svarbi kiekviena smulkmena, kai bet kokiu oru randi pramogų. O pūga ar šalčiai nebaugina, nes drąsiai gali važiuoti saugiais, prižiūrėtais keliais. Patogiai sėdėdami namuose šiltai, kur nors prie židinio ne visą laiką susimastome, kad kažkas tai padaro tos kelius švarius, kad mes nekristumėm žemyn galvą, kaip sakant, aukštėlnikį, kad nekristumėm. Taip, aš dėl to ir sakau, kad dėkingas tiems žmonėms, kurie tą darbą daro, nes, iš tikrųjų, kai viskas nuvalyta gražu ar viskas, tai taip, žmonės galų galia labai greitai pranta prie gero. Atrodo, kad taip ir turi būti tie reikalavimai, kaip ir lūkesčiai auga nuo to, kuo geriau, tai tuo didesnį ir lūkesčiai visą laiką. Tai, žodžiu, žinot, kitą kartą yra nerealūs lūkesčiai, pas kai kuriuos pasidaro, bet, toks gyvenimas. Mitas, jog žiema vieni rūpesčiai ir nenuvalyti keliai, tikrai paneigtas. Čia laida Noriu dirbti. Mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Lauke labai šalta, mano ausis tuoj virs ledinėmis. Kad nesušaltumėm, keliaukime į vidų ir pristatysime jums antrąjį šios laidos mitą. Pristatome dar vieną laidos mitą apie rūbus skirtus darbui šaltuoju žiemos metu. Sakoma, kam tie termorūbai? Seniau žmonės dirbo su paltais ir nieko. O dabar tai tik mados reikalas ir pinigų švaistimas. Esą tikras darbininkas šalčio nebijo, o jei šalta galima tiesiog užsidėti dar vieną megztinį. Tačiau realybė visai kita. Termorūbai yra palyginti naujas išradimas, kurio pradžia siejama su 20 amžiumi, kai sportininkams ir kariams prireikė lengvų, bet šiltų drabužių, galinčių išlaikyti kūno šilumą ir pašalinti drėgmę. Iš pradžių buvo naudojama vilna, vėliau sintetiniai audiniai, tokie kaip poliesteris. Tobulėjant technologijoms, termorūbai tapo itin populiarūs ne tik sporte, bet ir kasdieninėme gyvenime, ypač dirbant ar leidžiant laiką lauke, kai žiema ne juokais spaudžia. Sušalęs žmogus atėjo. Labas. Pristatome šio mito herojų. Sveiki, aš esu Pavelas Merlinskis, UAB Atvilos projektų vadovas. Aš ką tik iš slidinėjimo trasos. Ir faktas, aš nepasiruošus rūbų buvau ir labai sušalau. Gyvenime neįsiu daugiau šalti be termorūbų. Kokie tie termorūbai yra? Pagal kokius kriterijus aš turėčiau rinktis termorūbus? Realiai pagal tiek, kiek būnat lauke ir kokios yra lauko sąlygos. Pas mus jau žiemos nebūna tokios šaltos, ši žiema yra tokia, jau visi priprato, kad čia apie 0 bus geriausia atveju ir staiga tokie šalčiai ateina ir pastebim, taip, termorūbus tikrai žymiai daugiau pradėjo pirkti, žmonėm norisi šilumos, lauke dirbant tokiamis sąlygomis to reikia. 12 minus 13, ar ne? Tai kokie tie termorūbai turėtų būti? Tai čia jau reikėtų rinktis šiltesnius ir kalbant apie šiltesnius, tai būtų merino vilnos rekomenduojama būtų pirkti termorūbus. Tai iš esmės, kaip pavyzdys, gali būti tokie. Tai iš avių vilnos gaminami termorūbai. Iš tikrųjų, termorūbai, jinai pirmas sluoksnis yra, jinai sulaiko šilumą žmogaus. O jau išorinis sluoksnis, jisai labiau apsaugo nuo temperatūros, nuo vėjo, nuo lietaus ar sniego.
Ai, tai čia šitaip yra. Tai greičiausiai, kad jeigu žmogus ateina pirkti darbo rūbus, jūs jau matote, iš karto paklausite, ką jis dirba ir rekomenduojate turbūt, kaip reikia. Taip, pats pirmas klausimas, ar dirbat viduje ar laukia ir... Ši įmonė rūpinasi ne tik tuo, kad jūs nesušaltumėte žiemą, bet ir tuo, kad darbai vyktų saugiai ir patogiai bet kokiomis sąlygomis. Uždaroji akcinė bendrovė Atvila siūlo viską nuo šiltų darbo batų ir pirštinių iki patikimų darbo rūbų bei apsaugos priemonių. Juk svarbu yra jaustis kasdieniniuose darbuose patogiai, komfortiškai ir svarbiausiai saugiai. Žinot, kas labai dabar aktualu dar, kadangi tas oras šaltas ir, kelininkai tik iš tikrųjų dirba, iš tikrųjų vargsta. Ir mes ačiū jiems sakom, bet ne visur yra įmanoma ir ne visur tu spėsi nuvalyti tų kelių. Ar yra kažkokie tai batai ar kažkokios tai apsaugos tokių orų vaikščioti? Aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, nekalbėkim apie kad darbo vietoj tai būtinai reikia. Bet, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės, pavyzdžiui, močiutėm, seneliam, mes galim kažkom pagelbėti, kai yra tokios sąlygos, kai bet kada gali nugriūti. Gali būti dedami specialūs padukai ant batų, nesvarbu kokių, tiesiog įsimauni ir užsidedi. Atkreipkite dėmesį, jeigu norite saugus jaustis ne tik darbe, bet ir savo kieme. Ne? Tai va čia yra šitas vienas iš variantų. Tai aš suprantu, kad ne vien darbe, bet ir šiaip gyvenime. Patogiausia yra kaip batai, kai tokiu metu, kad jie neperšlaptų, netraukia drėgmės, ne? Nes jeigu drėgmė, tada šalta. Iš esmės turi pats batų viršus būti pagamintas iš medžiagos, kuri labiau atlaiko drėgmę. Tai šiuo atveju odiniai batai yra dažniausias pasirinkimas. Taip. Jie būna papildomai impregnuoti nuo vandens. Ir kai kurie batai turi specialią membraną. Kas tas yra? Kuri yra viduje įsiūta ir jinai nepraleidžia drėgmės ir greičiau padeda išgarinti drėgmę atsiradusią viduje. Darbo rūbai tai ne tik komfortas, bet ir pirmiausia saugumas. Tinkamai parinkta apranga saugo nuo traumų, karščio, šalčio, chemikalų ar mechaninių pavojų. Leidžia darbuotojui jaustis užtikrintai ir koncentruotis į darbą, o ne į riziką. Komfortas svarbu, bet gyvybiškai svarbu, kad kiekviena darbo diena būtų saugi. Taip kad mitas, kad būsite saugūs savo darbo vietoje ar dirbdami ūkio darbus tiesiog su rūbais iš spintos, juk patys suprantate, kad nėra teisingas. Pasitaiko įvairių atvejų, netgi iš savo asmeninės patirties, iš artimos aplinkos turiu pavyzdį, kai draugas turi keltuvą, kuris automatiškai pats važiuoja, išsikraudinėja krovininę mašiną ir staiga sugedo kažkoks mechanizmas ir staiga jis pradėjo važiuoti ir prispaudė draugui koją. Po to jisai vaikščiojo 3 mėnesius su gipsu. Tai realiai... Tai buvo užsidėjęs tuos darbo batus ar ne? Tame ir yra esmė, kad ne. Tai jeigu būtų buvęs su darbo batais? Viskas būtų, manau, gerai. Nes jam būtent... apsauga lygio stiprus? Jam būtent prispaudė priekinę dalį. Darbiniai batai, jie dažniausiai, kuo skiriasi nuo paprastų, tai kad jie turi priekę apsauginę nosį. Šiandien darbo rūbai kuriami taip, kad darbuotojas jaustųsi patogiai ir nevaržytų judesių, bet kartu išliktų saugus. Darbo kelnės ar kombinezonai dažnai gaminami iš elastingų medžiagų, kad būtų galima pasilenkti, pritūpti ar laisvai judėti. O kalbant apie batus, dauguma renkasi mechanizmą be batų raištukų. Aš suprantu, kad čia yra jūsų pavyzdžių salė, ar ne? Taip. Kur žmogus gali ateiti ir pažiūrėti. Ir aš iš karto ką užstebėjau. Norit pasakyti, kad štai šitie batai yra darbiniai? Ar jūs pardavinėjate ir šiaip savo dar čia batukus visokiausius? Ne, šitie batai yra darbiniai. Galit pajausti, kad jie yra su apsauga. Nors atrodo kaip laisvalaikio batai. Geras, bet rimtai, kiek žmogui yra pasidarę svarbu ir darbo vietoje, ne? Gražiai atrodyti ir stilingai atrodyti. Taip. Žinot, jeigu taip atvirai, tai man niekada neatrodė, kad labai svarbu yra, kaip atrodys darbo rūbai. Koks skirtumas? Taigi ne darbą dirbti, žinai, ne madų demonstruoti. Bet paskutiniu metu žiūriu, kad darbo rūbai tai ne šiaip savo. Žymus, garsus vardai. Yra daug įvairių prekinių ženklų,
Žinomi drabužių, sporto drabužių gamintojai jau turi savo pasileidę darbo drabužių linijas, darbo batų linijas ir mados tendencijos eina ta linkme, kad daug kas nori sportinio tipo darbo batų, kad jie atrodytų kaip paprasti kėdai. Drabužiai tokie, kad galima būtų ir po darbo eiti į parduotuvę ir nebūtų gėda. Ir bendrai geriau atrodyti. Kiek jūs jau metų veikiantis esate? Mes jau 28 metus tai per 20 dirbam Lietuvoje. Per 28 metus tikrai praktikos surinkot labai daug ir išklausėt labai visokių ir darbininkų, ir įmonių vadovų ir taip toliau. Tai vat kuriant jūsų prekinį ženklą, kas jums buvo svarbiausia? Tai mums svarbiausia yra taip, kaip pats drabužis arba batas konkrečiai visų pirma atrodo, nes žmogus atėjęs išsirinkti, jisai žiūri visų pirma į įvaizdį. Vizualiai, ne? Taip, vizualiai. Bet vis tiek svarbiau, taigi ne vizualika, taigi svarbiau vis tiek yra saugumas. Na, saugumas jisai plius minus visuose darbo batuose yra panašus. Jie visi turi nosį, didžioji dalis turi ir nepraduriamą padą. Ir labai svarbus momentas, kad batai būtų lengvi. O mūsų mitas yra apie tai, vėl grįžtu aš prie to mito, kad koks skirtumas, kokį darbo rūbą užsidėsi? Nė velnio. Yra skirtumas, ar ne? Be abejo. Yra didelis skirtumas, kokį darbo rūbą užsidėsi. Gali užsidėti nepatogų, arba gali užsidėti patogų, gali užsidėti su kuriuo pritumpiant per sėdynę plyš, bet gali užsidėti ir tokį, kuris tau bus tikrai patogus ir gali būti madingas arba gali būti nemadingas. Tai čia tų variantų ir pasirinkimų tikrai yra ir darbo rūbose. Be abejo, kiekvienam pagal save. Taigi šiandieną ir antrasis mūsų laidos mitas paneigtas.